Sveiki. Tai kągi, šiandien noriu su jumis pasikalbėti tokia Etsy tema, kuri paskutiniu metu ir man, ir daugam labai kybo ore. Tai Etsy tema man yra nesvetima, kas mane žinote, tai apie Etsy kalbu jau daugiau negu 2 metai Instagram'e, čia YouTube kanale, o pati Etsy esu daugiau negu 12 metų. Ir šiuo metu taip pat mokau žmonės, kaip dirbti šią platformą, kaip susikurti. Turiu mokymų programas ir dirbu taip pat, tuo sinchroniniu būdu per kurso platformą. Tai aplinkoje labai 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 daug etsininkų, esamų, būsimų, tuos vadinamas wannabes ir pati tame aktyviai esu. Ir nuolatos gaunu žinučių, užklausų, tai neringa, aš susikūriau parduotuvę ten lapkritį, spalį ir dar neturiu nei vieno pardavimo. Neringa, tai ar čia jau nerimauti, ką aš netaip darau, gal visai mano netinkamas produktas, arba ten susikūriau tada ir tada, arba pardavimai neauga, pardavimai krito. Ir nuolatos aš gaunu tokių žinučių. Aš negaunu žinučių nuo žmonių, kurie puikiai daro Etsy verslus, kurie, uždirba didžiulius pinigus Etsy, nes tiesiog jiems manęs nereikia, ar ne? Tai žmonės dažniausiai kreipiasi mane tada, kai jiems kažkas nesieina su Etsy, arba jie nori pradėti, nežinau kaip, reikia pagalbos, reikia mokymų, arba pradėję savarankiškai, kodėl nėra pardavimų, arba darosi ir kad ir pagal kursą ir tie pardavimai neauga, ar ne? Tai vat, kreipsi tokiais klausimais. Ir čia yra, daug labai dalykų šitą sueina. Aš visai neseniai Etsy klube padariau išsamų video apie tai, išnagrinėjau iš įvairių pusių, išvesdama priežastis ir galimybės, kodėl taip gali būti ir panašiai. Aišku, individualių atvejų aš visada žiūriu į konkretaus žmogaus atvejį, parduotuvę, analizuojam ir žiūrim, kas ne taip, kas nepadaryta, kas ne taip padaryta, ar ne, ką reikia keisti iš galbūt parduotuvės techniniais pusės nesutvarkyta yra, SEO pusėje, listingai, pateikimas, ar ne, ta pati strategija, galbūt produktų vystymas, daug dalykų gali būti, tai individualiai. Bet yra čia tokia viena, ką aš noriu čia dabar jums papasakoti, ar ne, ta kybanti problema ore, tas dramblys kambarį, tai, kad žmonės turi, tą iliuzijas tam tikras apie Etsy, turi tokius išpūstus lūkesčius apie šią platformą, kad atsidarys Etsy ir va, jau čia pardavimai iškart pradės byrėti, nes taigi čia rankdarbininkams, ar ne, čia vintažui ir čia visiems va gerai, čia neringa rodo, va, ir man reikia ir aš čia pasidarysiu, biškį darbo įdėsiu ir prekiausiu savo fainai Etsy, ar ne? Tai va tos iliuzijos, aš jas noriu, tas iliuzijas dekonstruoti ir aš apie tai labai daug kalbu, aš niekada neteikiu žmonėms pažadų, kad jūs susikursite Etsy ir bus ten labai gerai. Tai bus labai gerai, jeigu jūs tikrai dėl to dirbsite, tai bus labai gerai, bet tiesiog savaime tas labai gerai neteina, va tą reikia suprasti, praėjus labai seniai jau tie laikai, kada Etsyje savaime vyko dalykai ir kažkur kitur, ar ne? Kada savaime augo Instagramo paskyros ir tas pats Etsy ir panašiai, dabar mes dėl to turime labai daug dirbti, dėl to, kad konkurencija išsiplėtė. Pati Etsy platforma išsiplėtė tiek iš klientų, tiek iš pirkėjų pusės, tai joje lygiai taip pat gerai prekiauti. Kažkam blogai, kas buvo įpratę, mažiau dirbti ir pradėjo konkurenciją darytis ir jų pardavimai pradėjo kristis, nes atsirado konkurentai, tai jiems žinoma blogai, nes jiems tada reikia dėti naujas pastangas, kažką daryti kitaip, keistis, kas yra tikrai nepatogu, keisti, negu mes įpratę dirbti ir čia nesąžininga, čia jau Etsy, blogai Etsy, jau viskas nusivažiavo, Etsy miršta, nes jau man krenta pardavimai, jau čia nieko gero einam iš ten, ne? Tai nes verslas nelinkęs taikytis prie dalykų. Tuo tarpu kiti ateina ir išsikovoja savo pozicijas ir jiem fantastika, aukso kalnai, ar ne, nes jie ateina su naujų požiūriu, kitaip, o tie patys ir kiti senesni verslai galbūt keičiasi ir taikosi prie to ir išlaiko savo pozicijas arba dar jas pagerina, tai čia labai priklauso nuo mūsų požiūrio. Problema su naujokais yra, kad, naujokas turi tas iliuzijas, ar ne, ir kai jis atsidaro parduotuvę, susitvarko, sakykime, ar ne, su sąlyga, kad susitvarko, nes paskutiniu metu mačiau vieną parduotuvę, kada jinai visiškai buvo nesutvarkyta ir, kodėl nėra pardavimo, ten nei nustatymai, nei apipavidalinimo, ten istorija, ta pati about, baneris, announcementas,
dažniausiai užduodami klausimai, visi nustatymai politikos, niekas nepadaryta, niekas. Ir paimant kiekvieną listingą yra 2-3 žodžiai, tai reiškia, SEO jame nerasta, tai pagal ką atsirodys, ar ne, potencialiam klientui, pagal nieką, tai parduotuvė yra niekinė, nesvarbu, kad jau yra 20 listingų, bet jinai yra niekinė, yra neveikianti. Tai kad parduotuvė veiktų, visų pirma, pradžiai viskas turi būti savo vietose. Maksimaliai padaryta taip, kaip Etsyje reikia padaryti, kokie ten skyriukai yra, kas sudėliota, viskas turi būti. Tada ateina jau tas kitas etapas klausimas, bet aš viską susitvarkiau ir vis tiek tų pardavimų nėra. Tai, na, klausimas, susitvarkit ir ką jūs darėt po to? Va čia yra klausimas, ar ne? Ar aš susitvarkiau viską gerai, aš ten idealiai, sakykime, susitvarkiau, sukėliau 20 listingų ir už 3 mėnesių aš sakau, nėra pardavimų. Ką jūs tuos 3 mėnesius veikėt? Va čia klausimas. Nes Etsy ir elektroninė parduotuvė yra 2 skirtingi dalykai. Elektroninė parduotuvė, taip, jūs galite susidėti produktus, susitvarkyti ir 3 mėnesius laukti pardavimų. Na, reklamą, ko gero, reikės daryti, marketingą išorinį, ar ne? Bet jūs susidėjau tus pačius produktus, jūs galite ir metus laiko su tais pačiais produktais ir dirbti, ar ne? Etsy yra marketplace'as, jame turi būti judėjimas, tai yra turgus, kuriame turi būti judesys. Čia, vat, viename iš ir festivalio praūžusio momentų buvo apie šuniuką šerimą, tai tą šuniuką reikia šerti kasdieną. Kasdieną. Tai reiškia, nauji listingai, kažkokie tvarkymai, kažkas galbūt negalite tų naujų listingų kasdieną kelti, tai kelite savo tempu, bet tas judesys turi būti, ar ne? Negalima susikelti 20 listingų ir visus metus tie patys listingai stovi ir jūs nieko nedarot. Tokiu būdu pardavimų tikrai nebus, nes Etsy algoritmas nematys jūsų judesio ir, na, galvos, kad jūs tiesiog susikėlėt pabandymui kažką ir nebeįdomu jums ir jūs nedirbat tiesiog. Tai jūsų listingų ir nerodys. Ar ne? Etsy algoritmas turi matyti, kad jūs esate suinteresuoti parduoti ir turite ką parduoti ir nuolatos turite pasiūlyti kažkokių naujų produktų, naujo turinio. Tai reikia į Etsy kelti nuolatos naujus listingus. Kas tas nuolatos reguliariai? Čia yra jau jūsų, pagal jūsų produktą pasirinkimas, ar ne? Tai ar į savaitę keli, ar kasdieną keli, o galbūt kas antrą savaitę po vieną. Tai va tas tempas, ar ne? Tik tai aišku bus skirtumas, kada keliame produktai kasdieną, pavyzdžiui, kiekvieną dieną po 5 naujos listingus. Ar jūs keliate į mėnesį 2? Tai ar ne, tai ten greičiau verslas pasidarys, nes ten kaip verslas dirba, varo, kaip sakant, o čia, jeigu mėnesį 2, tai čia ne verslas, čia yra, na, hobis, papildoma veikla, ar ne, papildomos pajamos, uždarbis, bet vis tiek prieisite prie to etapo, viskas ok, tik tai gal net taip labai greitai prieisite. Tada klausimas, atsidarėm, sukėlėm ir ką mes veikiam po to? Tai mes turim nemiegoti, mes turime toliau dirbti, toliau kurti naujus produktus, juos kelti, ar ne, tai va čia yra dalykai. Taip. Sakykime, jūs taip ir darote. Tai irgi savaime negarantuoja, kad pas jūs bus pardavimai. Labai greitai, labai skirtingai. Yra kam iš karto pardavimai. Tai dažniausiai tiem produktam, kurie yra labiau nišiniai, koncentruoti ir kurių konkurencija yra mažesnė. Kažkam bus gal po 3 mėnesių, gal po pusės metų. Žinau istoriją ir po metų, kur pirmieji pardavimai prasidėjo po metų. Nuolatos po truputį moteris darė, nepersiplėždama, po truputį, ten buvo print on demand produktai. Pirmieji pardavimai prasidėjo po metų. Ir įsivažiavo ir dabar jinai nedirba samdomo darbo, o dirba tik tai ne Lietuvė, jinai yra pat istorija, ar ne? Metus laiko ne vieno pardavimo nebuvo. Tai istorijų yra įvairiausių ir va čia klausimas, kokius mes lūkesčius turim, jeigu mes galvojam, kad mes norim atsidaryti Etsy parduotuvę ir čia ir dabar, tai geriau tada nesidaryti jos. Geriau neturėkit, nedarykit, nevarkit, nes tai tikrai nėra garantijos, kad jums greitai staigiai, čia per mėnesį užsidirbsite ir daugiau nedarysite, tai ne ta platforma, gal tada eBay geriau tiktų, kur, na, vis kažką įmetu, parduodu, Etsy turite statyti, kurti į ilgalaikę perspektyvą žiūrėti, tai, na, turint tos kantrybės, viskas pamažu pasidaro. Galvojant, jeigu mes galvojam, kad mes susikursim tą šaltinį kažkokį ilgalaikį, ar ne, tai, na, keli tie mėnesiai, kuriuose nėra pardavimų, neturėtų jums kelti tokio rūpesčių ir nevilties, nes, na, galvokim apie verslus, ar ne, iš esmės, kuo rimtesnis, kuo didesnis verslas, tuo vėliau ateina pelnai, ar ne, pajamos pelnai. Pradžiai labai daug dalykų reikia padaryti, tai apie ką mes kalbam, ar mes norim čia ir dabar, ar mes norim, na, turėti tą
kanalą, tą šaltinį, kuris bus mūsų, ar ne, kažkoks tai galbūt nebūtinai prioritetinis, ten pagrindinis, bet galbūt šalutinis, o gal pagrindinis. Tai turime suvokti, kad mes turime turėti tos kantrybės. Tai visų pirma, aišku, mylimas produktas, kada mes tikrai mėgstam savo produktą ir tai ne tai, kad mes pabandom, darom ir tada metam, nes nėra pardavimų ir nelabai patinka produktas, galvojam, kad parsiduos, bet neparsiduoda. Tai, o su mylimu produktu galbūt taip greitai nemesite. Tai yra daug niuansų šito vietoj, tai aš tą labai noriu garsiai pasakyti, kad tos iliuzijos nebūtų tokios, kad ai, aš atsidarysiu, ai, pasamdysiu dar ką nors atidaryti, greitai man atidarysiu, tvarkysiu ties listingus ir pardavimo nėra. Tai esu pati dariusi kelias parduotuvės klientam, karts nuo karto pasitaiko, kada mane būna priverčia klientai jiems padaryti parduotuvės, aš vengiu šito darbo ir dažniausiai to nedarau, bet būna, kad pas mane atvažiuoja, mes visą dieną dirbam kartu ir padarom kartu tą parduotuvę. Ir ką aš esu pastebėjusi tokiu atveju, nes dažniausiai atvažiuoja tie, kurie, sakykime, nenori pagal kursą dirbti ir patys mokytis, jie nori, kad aš daugiau padėčiau. Tai čia yra problema, nes tada aš tengiuosi tą dieną juos išmokyti, kiek įmanoma daugiau išmokyti ir parodyti ir paaiškinti per tą visą dieną. Bet čia yra problema, kada žmogus, galvoja, man padarė ir aš toliau tik tai dabar pardavinėsiu. Tai, ir tada yra sunkiau pačiam, ar ne, viską toliau įvažiuoti, valdyti ir aš matau, kad jie toliau nedaro. Jie atvažiuoja, praleidžia visą dieną su manim, sumoka pinigus, ar ne, ir mes sukuriam parduotuvę su listingais, dar fotografuojam, įvairiai visko būna pagal tą žmogų darom. Ir aš po to matau, kad tas žmogus tiesiog nedaro, jis tikėjosi, kad čia pardavimai galbūt tais ar kaip, bet ir toliau reikia tą darbą tęsti. Aš to darbo tai nedarysiu jums, niekam aš nenoriu darbo daryti. Kiekvienas pats turi daryti savo tą darbą. Už tai aš visiškai netikiu, kad yra samdomi žmonės, kurie svetimi kažkokie, kurie dirbtų su jūsų Etsy parduotuvėm. Jie nedarys jums taip, kaip jūs darytumėt. Pagalba taip gali būti. Pavyzdžiui, sukelti kažkokius ten listingus, raktažodžius išieškoti. Netgi išieškoti raktažodžius neišieškos taip nuoširdžiai, tikrai. Yra ta pagalba, sakykime, techninė, negali būti, bet jūs vis tiek patys turit būti su Etsy parduotuvė ir žinoti, kas ten vyksta ir kartu dirbti. Tai aš sakyčiau, jeigu tas žmogus yra šalia jūsų, kaip jūsų komandos dalis, pavyzdžiui, padeda jums ten su pakavimu, dar kažko ir kartu prie Etsy daro tą techninį darbą, bet jūs kartu esate įsitraukę, ar ne, kaip komandai. Tik tai, kad laiko atžvilgiu, sakykime, daugiau padaro, bet jūs viską žinot, kas ten yra, kas tas SEO, kaip pavadinimai, viską žinot. Ok, bet jeigu jūs tiesiog gaminat produktus ir samdot kažką iš išorės, kad tas žmogus būtų jūsų Etsy parduotuvė ir viską ten tvarkytų, aš dedu didelį raudoną kryžių. Su elektroninė parduotuvė galbūt taip, su Etsy tikrai ne. Etsy yra labai žmogiška platforma, reikia ten žmogaus to tikro kūrėjo ir tas kitas žmogus tikrai taip nepadarys darbo gerai, nes jam tiesiog nerūpi. Jam neįdomu, jis už valandą pasiims pinigus. Aš turėjau savo patirtį tokių išorinių žmonių, vieną tikrai gerą pažįstu, bet aš nerekomenduosiu, nes jie jau turi pilną darbo ir, kiek žinau, nepriima naujų klientų, tai, o keletą kitų esu bandžiusi, tai žinokit, ale virtualių asistenčių, kurios Etsy administruoja, tai geriau jau nesamdyti. Nežinau visų asmeniškai, gal yra tikrai gerų, bet aš jų nesu sutikusi. Ir čia daug kas jums tą patį pasakys ir matys skirtumą. Aš esu su keletą klientų kalbėjus, kur samdė yra prieš tai ir po to perėmė atgal savo parduotuvę, nes matė, kad tikrai negerai vyksta dalykai, padaro darbą, bet, žinot, padaro, va tiesiog, o po to persidaryt, matau, kad ne taip surašyta, kad klaidų privelta, tiesiog nenuoširdžiai, besikartojantys raktažodžiai visur tas pats, kur ta prasme, kur tikrai reikėjo individualumo kažkokio įdėti. Tai, patiems. Tai va čia dabar nukrypo nuo tos temos, ar ne, bet grįžtant į temą, kurią užvedžiau prieš tai, kad Etsy nėra iliuzijų platforma, kad joje ateisite ir uždirbsite savo svajonių atlyginimą. Etsy yra platforma, kurioje reikia dirbti. Nelaukti pajamų, o dirbti ir maksimaliai dirbti, ar ne, nuoširdžiai dirbti. Tai va tada mes galime susikurti tai, ko mes norime, nes ten mūsų tiksliniai klientai, kalbant apie kūrėjus, ne? Ten mūsų tiksliniai klientai. Jokios kitos tokios platformos tikslinės nėra, yra mažesnių, bet čia yra didžiausia ir,
tokia globaliausia. Galite savo elektroninę turėti svetainę, bet tai yra visiškai atskiras darbas, atskiras marketingas, ten jums klientų niekas neatves, turėsite patys atsivesti su reklama. Etsy ateina klientai, ne, žmonės, kurių jūs nepažinojate ir na, ne už jūsų investuotus pinigus atvedami žmonės, o iš bendruomenės, iš platformos. Ne. Tai, tai yra fantastiška galimybė, bet kad mes ten uždirbtum, mes turime dirbti, o nesvajoti, kad susikūrėm ir viskas ateis, jau čia nusileis iš dangaus. Tai tiek šiandieną. Iki kitų kartų. Prenumeruokit mano kanalą. Iki.